Sveiki draugai, šiandien yra lapkričio 22 diena. Šiandien turėsiu galimybę sudalyvauti Kupiškio turizmo informacijos centro organizuojamoje ekskursijoje. Iš tikrųjų, jie tokią ekskursiją, kiek žinau, organizuoja pirmą kartą. Kituose miestuose jau senai tai vykdavo, bet pirmą kartą Kupiškio turizmo informacijos centras organizuoja ekskursiją, vadinasi Pramoninis Kupiškis. Tai bus ekskursija visiškai nemokama po buvusią Kupiškio pramonės gamyklas. Gal ir visai bus įdomu sužinot, nes aš pats mačiau Kupiškį daug visokių apleistų pastatų, medienos, dar kažkokių. Tai įdomu, kas ten buvo per fabrikai, pats nesigilinau. Tai dabar bus proga sužinoti iš pirmų lūpų apie Kupiškio pramonę, kuri seniau egzistavo Kupiškį. Tai ką, lekiam į ekskursiją. Mums pateikė Kupiškėnų enciklopedija, yra apžvelgiama. Mes šiandieną remsimės Kupiškėnų enciklopedijos tekstų pagrinde. Ir vėlgi, suprantama, nėra tos tikslios datos, kada mes galime ieškoti pramonės užuomazgų Kupiškio krašte, seniūnijoje Kupiškio. Tai, manau, prasminga būtų tą datą įvardinti kaip visiems žinoma 1529 metai, tai yra pirmasis Kupiškio seniūnijos paminėjimas būtent lietuviškose šaltiniuose, reiškiasi iš valdovo LDK Žygimanto Senojo nurodyta prievalių dydis, mezliavos mokestis pinigais, reiškiasi dėkla natūra. Ir reiškiasi, tame kontekste mes jau galime ieškoti, kad ta pramonė buvo, reiškiasi, nes be to Kupiškis, reikia suvokti, nebuvo seniūnija kažkokia tai užsidariusi, izoliuota, o tai buvo pilna vertė, integrali visos Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ekonominės sistemos dalis ir karinės. Todėl čia ir prasminga, manau, šitame kontekste ieškoti pramonės užuomazgų. Ir ta ankstyvoji pramonė, be abejo, ją reikia suvokti kaip kažkokią smulkę manufaktūrinę namų ūkių pramonę susijusią su vietiniu žaliavų apdirbimu, žemės ūkio pramonė agrarinė, matai tradiciniai. Tai vat būtent tokią pramonę mes galime suprasti kaip ankstyvąją, bet to vėlgi kaip ir reiškia Kupiškis Valdovo miestelis, čia ėjo kelias svarbus į Rygą. Ryga, kaip žinote, yra uostamiestis, strategiškai svarbi arterija kelių tinklo Kupiškis galima pavadinti. Ir natūralu, kad... Pirmas objektas, kuriame apsilankėm, yra Dastros medis, gamina medžio gaminius. Iš tikrųjų labai unikali galimybė apsilankyti po šitos pleistus pastatus, nes yra niekas dar neišdraskyta, unikalių dar papuošimų. Taip pat už mano langų irgi neišdaužyti vitražai. Tai vat tuom ir žavu tokios yra ekskursijos, nes galima pamatyti dar nepaliestą pramoninį pastatą, pamatyti ir pamatyti, kaip yra iš tikrųjų. Štai tokia ta ekskursija po pramoninį Kupiškį. Tiesą sakant, galvojau, bus daug platesnė tokia ekskursija. Realiai apsilankėme vienoje gamykloje, tik tai Dastros medyje. Ten buvę darbuotojai papasakojo savo prisiminimus. Pasivaikščiom biškelį po teritoriją. Pamatėm, kaip dabar dirba. O tiesą sakant, apie kitą įmonę, Ochoco Lumber, irgi kur gamina amerikiečiai medieną, tai irgi į tą teritoriją nebuvo galima patekti. Papasakojo tik tai
pro šalia tvoros. Aišku, mano galva, labai galima dar tobulėti, labai galima daug plačiau papasakoti apie Kupiškio pramonę. Tai kaip pirmam blynui galbūt ir neblogai, bet mano galva trūko tokio organizacinio daugiau pasiruošimo, nes Kupiški pramonė yra kur kas didesnė. Už mano nugaros irgi, matau, yra buvusi pieno perdirbimo bendrovė. Tada daug kitokių įmonėlių. Tai va, tai iš 10 balų vertinu stipriu 5, nes pats irgi baigęs turizmo specialybę, visą tą, tai mano galva nebuvo iki galo išdirbta ekskursija ir šioks toks jaučiasi biškį nusivylimas, bet kitam kartui yra kur tobulėti. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Nedaug ką turėjau jums parodyti, tai jeigu patiko video, paspauskit like, subscribe ir parašykit komentarą. Iki kitų kartų.